Mėly parapijiečiai, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad ypač dėkoju tiems buvusiems parapijiečiams, kurie tikrai čia apsilankė. Mūsų atlaidai yra ne tik galimybė padėkoti Dievui už malonės, tačiau tiems, kurie apsilankė, yra galimybės ir aplankyti senolių kapus, pasimatyti su galbūt seniai matytomis giminėmis, artimaisiais. Ir noriu padėkoti taip pat nenuilstančiam visą laiką nuotaikoje klebonui, dekanui Rimvydui, dėka kurio mes čia visi susirinkime. Taip pat dėkoju mūsų ekscelencijams vyskupams už bendravimą, bendradarbiavimą. Dėkoju jums, parapijiečiai, už tai, kad jūs atsiliepėte į mūsų kvietimus ir padedate tiems, kuriems reikia pagalbos. Labai dėkoju karitiečiams, maltiečiams, Maisto banko akcijos iniciatoriams, vadovams už atliktus darbus parapijiečių labai. Taigi visiems noriu palinkėti dar, kad ilgesnė būtų besibaigianti vasara, tik netokia karšta. Būkite visi laimingi, būkite sveiki ir pabūkime, pabendraukime kartu visi. Visokeriopos sėkmės. Na ir dabar noriu pakviesti Jo ekscelenciją Juozapą dar keliems žodeliams ir be jokios abejonės paprašyti palaiminio šiam mūsų gausiam stalui ir mums visiems. Prašom, ekscelencija. Kaip girdėjome švento rašto žodžius, kur apaštalai pradžiugo toje atsimainimo būsenoje, kad gera mums čia būti. Norėtųsi ir taip pat tarti, kad gera mums čia būti. Ir tikrai dėkingi už tą kaiterą ir saulutę, nes žiemos metu, kai bus šalta, prisiminsime, kaip būtų gera, kad sugrįžtų toji diena. Taigi dabar turime visada prisiminti, kad mes turime, kaip tie yra apaštalai, grįžti į kasdienį gyvenimą, kad ten sulauktume Dievo palaimos, globos, tam ir meldėmės ir prašėm Viešpaties malonės, todėl ir dabar, kad dar būtume stipresni ir kūnu, ir dvasia, todėl palaiminsime šias dovanas jūsų suneštas, kad Dievas tikrai stiprintų mus, būtume stiprus ir kūnu, ir dvasia savo kasdieninėme gyvenime ir mūsų kasdieninėse pareigose. Viešpat su jumis, garbė Viešpaties vardui, te padeda mums Viešpats. Viešpatie tavo vardu viskas palaiminama, tad palaiminki šios valgius, kurios valgysime iš tavo dosnumų ir geradarių dovanomis, prašome per Kristų mūsų Viešpatie. Ačiū ekscelencijai už žodį, už labai brangų palaiminimą. Tad dabar jau visus kviečiu, jaunimas nešios sumuštinius ir atsigerti, tikrai nesikuklinkite, vaišinkitės, džiaukimės šią dieną. Tai yra Viešpaties diena, duota mums šiandieną. Tad gerų toliau atlaidų švęskime. Na, o dabar visą vairą perduodu į krikščionų šeimą. Viskas nuo jūsų priklauso. Jeigu gerai šoksim, tai gerai ir valgysim. Viskas susikratys. Ačiū, klebonai. Dabar.